Orgazmiškumas nėra vien apie malonumą lovoje, nėra vien apie tarnystę vyrui. Tai yra apie tavo teisę malonumui, atbūdinimą tavo sąmoningumo ir gyvenimo iš malonumo būsenos. Kai jį kuri, jis yra kitoks negu iš gyvenimo, tos kovos, ką mes matom Lietuvoje, tas agresyvumas tave užpuola. Tai yra gynimasis, tai yra bandymas išgyventi. Meskim šitą laukų. Mes galim tai pakeisti ir savo aplinką. Taigi kviečiu merginas registruoti savom visom, kurios negali patirti jokio orgazmo, kurios nepatiria visada orgazmą, tarsi nėra jų kontroliai, ir tos, kurios tik patiria klitorinį. Tai kviečiu į kitokią programą, kuri bus apie praktiką, įėjimą į tą kitokią būseną. Tai nebus mantros, kažkokios tai įdomios paskaitos išklausyti, tai nebus didelis kursas įrašytas, darysim viską gyvai. Palaikymas, pasidalinimas kitų moterų, kiekviena mes tai galim patirti. Su pavasariu merginos pradedame įjunginėti savo kūną.